Sveiki Prevens podcast'o klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiuose Topo grupės įkūrėjas Aurelijus Rusteika. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Kaip ta mecenatystė atsirado pačio gyvenime? Ankstesniuose interviu minėjot, kad liktai natūraliai atsirado tas noras pradėti dalintis, bet vis tik tai kaip tai įsivystė į tokią ilgalaikę viziją gyvenime. Turbūt kaip ir viskas gyvenime neteina per vieną dieną. Tai man atrodo, kad iš pradžių tai, ta mecenatystės žingsniai, tai, tokie lėti yra. Iš pradžių kaip ir daugelis, turbūt verslininkų pradeda remti kažkokius tai projektus. Ir remti dažniausiai, kai pradeda, tai įmonės vardu. Mes matom šiaip iš tikrųjų Lietuvoje labiausiai paplitusi mecenatystės forma, tai yra rėmimas įmonių vardu. Ir tokia gaunasi, kad tokia liktai ne visiška mecenatystė, tokia gaunasi, kad liktai truputėlį dalis vis tiek tame yra naudos. Dėl to, kad kažkiek tai sumažėja mokesčių, nes tam Lietuvos nors kiek ta mokesčių politika nėra palanki aplamai mecenatystė, bet per įmonės, per rėmimą vis tiek kažkiek tai truputėlį susimažina pelno mokestis. Tai tokia liktai moralinė paskata truputėlį yra. Tai jinai tokia ir yra, pradžioje turbūt visi tai pradeda ir aš taip pat pradėjau. Gal iš tokių didesnių projektų, kuriuos galima sakyti irgi tokį užuominą, kas yra irgi labai tarp kito populiaru, tai didelių įmonių, tai pavyzdžiui sporto rėmimą. Tai tuo metu buvo Topo centras atletas komanda čia 2000 metais. Tai buvo irgi tokia forma, bet tai irgi tai yra vis tiek dalis, viskas surišta vis tiek su reklama, tai daugiau tai yra parama, nes mokytų klubui, bet iš dalies tai yra vis tiek reklamos ieškojimas, tokia parama sumišta, tai už tai nesakyčiau, kad čia mecenatystė, bet vis tiek tie žingsniai veda po truputį prie supratimo, prie to, kad pradedi dalintis. O ilgainiui prie tų tokių jau tikrųjų projektų, kurių patys ėmėtės ir idėjos turbūt ir sumanimo, įgyvendinimo, kaip šitas toksai pasikeitimas atėjo, turbūt supratimas, kaip pradėjot šitą veiklą. Tai turbūt čia viskas ateina, kaip ir minėjau pradžioje, po truputėlį ir turbūt pagrindinis dalykas, kad tu galėtum tai daryti, tai vis dėlto reikia turėti tam lėšų. Tu negali mažai skirdamas sukurti kažką tai unikalaus. Ir priėjot prie tokio, ar ne, vieno ryškiausio, ar ne, savo projekto Dubingių bažnyčios, o dabar tas projektas iš šios dienos perspektyvų stovi ąžuolų apsupty, gražiai įsikorporavęs į peizažą ir tik dabar tas ar ne galutinis vaizdas toks atrodo gražus, bet kaip atrodė paties projekto pradžia, kaip pati idėja gimė ir papasakokit, kokie iššūkiai ten laukia. Reikia suprasti, kad tai projektas, galima sakyti, vos ne pusės gyvenimo. Visas nuo idėjos iki gyvenimo užtruko 15 metų. Tai prasidėjo labai nekaltai, visi laikė mūsų klausė, gal Dubingiai mūsų tėviškė, tai iš tikrųjų visai ne tėviškė. čia Dievo keliai nežinomi. Tai turėjome sodybą, puikiai ir su bendruomenė, labai norėjom bendrauti ir tiesiog suorganizavome talką, kartu pagražinti Dubingių miestelį. Susirinkome, gražiai nupirkom dažų ir tokį apleistą socialinį būstą. Vien toks visas namas, daugiavaikė šeima gyveno. Ir gražiai susirinkę su bendruomenė jį nudažėme iš naujo. Tas buvo labai smagus projektas, labai to džiaugiamės, bet po to vakarodami kartu su bendruomenė gerdami arbatą, pradėjom klausinėti, o kaip čia, tokie pakilime buvom labai, kaip čia viskas faina, kad mes čia prisidam, gal dar kažką reikia padaryti. Ir tai Dubingienai nepasikuklino, sako, tai žinote, tai bažnyčia sudegusi 50 metų stovi, tai gal mums bažnyčias reikia. Tai čia man tokia, žinot, tai aišku, jokių problemų, tai
Ir toksai gavosi truputėlį drąsus pasakymas. Jo, tai kažkiek tos spontaniškumo jausmo, čia turbūt lyginant ir su verslo sprendimais, šiek tiek kitaip, ar ne, ten yra daugiau emocijos ir idėjos, kai pradėjo tą sprendimą daryti, ar ne, o tas ilgas kelias, jisai berods ar ne 15 metų truko iki galutinio rezultato, nes bažnyčia turbūt nėra tik tai pastatas, ir iki tų pirmųjų mišių turbūt turėjot nueiti ilgą kelią, kol bažnyčia patapo to, ko yra dabar. Pats prisimenat kažkokias tokias, kaip pasakyti, atradimus toje kelionėje, kas buvo netikėta, ir to nenumatėt, negalvojat pradžioj šitos gražios kelionės? Man atrodo, kad tokia mecenatystė kaip ir verslė turbūt lemia daug atsitiktinumų yra. Nes ir verslėgi dažnai pradedi verslą iš savo aplinkos, kažkokia idėja ateina, kažkur tai, kai tu esi netoli, taip pat ir su mecenatystė. Jis atėjo, buvo šalia, idėja, mes sutikome ir po to tu tai vystydamas tik tai supranti, su kuo susidūrė. Jeigu dažnai toksai yra pasakymas ir man dažnai taip kyla, jeigu tu žinotum, kaip tai yra sunku klausimas ir darytum, bet turbūt ar verslė tas pats. Jeigu žinotum, kiek reikia nueiti, turbūt ne vieno projekto nėra, kuris pasiseka lengvai. Tai mes matome dažnai žinote, tik tai per socialinę žiniasklaidą, kad staiga per vieną dieną kažkas tapo milijonieriumi, bet turbūt čia arba labai labai retas atvejis, arba tai yra neteisybė. Taip čia mecenatystėje, tai žingsnis po žingsnio, 15 metų, kruopštaus darbo ir mums sunkiausia tai buvo suprasti, kad skirtingai negu verslė, tai čia yra bendruomeninis projektas. Verslė iš dalies, tai tu irgi liktai tu dirbi visuomenį, bet tavo sprendimai yra greiti ir tu jas gali priimti atsakingai ir pasitaręs, bet vienas. O tokiam projektui bendruomeniniam, tai yra labai labai daug pusių. Tai yra bendruomenė, tai yra katalikų, vietos bendruomenė, katalikų bendruomenė. Tai yra architektai, tai yra vis dėlto ir istorikai, labai labai daug. Ir bet tada, kai reikia pradėti viską derinti, tai supranti, kokį žaidimą tu įsivėliai. Bet nuo to gal iš tikrųjų dar smagiau, nes tada tu susiduri su visuomenė. Suprantate, ta visuomenė su daug labai nuomonių. Čia toks iš dalies truputėlį gal kaip politikai gyvena, aš kadangi niekad politikai nebuvo ir nenori turbūt galbūt, bet čia yra kaip politikai, tu turi susitarti su visais. Ir visiems gal neįtikti, gal ten, žinai, nepatikti, bet vis tiek su jais turi tarti. O kaip atrodė procesas, kaip ta bendruomenė, minėjot, įsitraukė, kokių galbūt savo indėlį, kaip jinai įdėjo prie paties projekto įgyvendinimo? Tai turbūt, kas mums pavyko labai gerai padaryti pačioj pradžioj, kad susiradome, iš pradžių norėjom daryti konkursą architektūrinį, bet pamatėme ten kainas, kad iš tikrųjų labai brangu būtų. Tai mes tada pasirinkome tokį patyrusį architektą, Kęstutį Pempę ir jo visą komandą. Ir jie irgi labai gerai, kad įsijungė ir tokį padarė irgi didelį, galima sakyti, labdaros projektą. Paruošė jisai ir jo pakviesti architektai 12 projektų skirtingų bažnyčių. Ir tada, kada mes atnešėm tos 12 projektų, tada Senoji Dubingių karčemoj padarėm ekspoziciją ir visi galėjo ateiti, pareikšti savo nuomonę, tai ir bendruomenė, ir lankytojai, ir architektai, ir kunigai, visi savo nuomonę pasakė. Ir tada tai buvo tas toksai pradėjimas bendrauti su visuomenė, paklausti, ko jūs norite, kokios bažnyčias norite. Ir iš tikrųjų iš pradžių tai čia buvo net ir edukacija, turbūt kažkaip tai pas mus labai neįprasta yra Lietuvoje pastatyti senosios vietos, pastatyti naują bažnyčią šiuolaikinę. Turbūt jeigu tai paklaustume, pirmo žmogaus sutikto stovi bažnyčia, jinai sudegė, kokia jinai bus atstatyta. Visi sakys tokia pati. Tai ir mums iš pradžių ir visuomenė taip lyg tai norėjo, bendruomenė, gal labiau ne visuomenė. Bendruomenė norėjo, kad būtų atstatyta tokia bažnyčia, kokia jinai buvo. Bet čia mums padėjo vis dėlto tas bendravimas, kaip ir minėjau, architektai, bendri pokalbiai ir priėjom sprendimą ir pastatėme labai šiuolaikišką bažnyčią, kuri tinka, kaip jūs sakote, tarp tų senų ąžuolų ir užima labai panašų tūrį kaip buvusi, bet jau jinai, mano supratimu, vis tiek yra vos toksai architektūros šedevras. Tai yra nuostabiai graži bažnyčia,
kuri puikiai tinka aplinkai ir yra šiuolaikinė. Tai nieko nėra, tai nėra atkartojimas. Nes suprantate, tame tai nebuvo tokio istorinio palikimo, tai nebuvo kažkokia tai tokia, kur reikėtų būtinai atkurti tokia iki detalių. Įdomus aspektas tokio objekto procese yra bažnyčios vidus, ar ne? Bet vėlgi papasakokit, kaip atrodė tas darbas, kuriant vidinę aurą, ar ne? Nes vėlgi kalbant apie tam tikrą vietomis atkūrimą arba tų idėjų gyvendinimą, tos auros sukūrimas jis tikrai neateina labai paprastai, turbūt reikia atlikti didžiulį įdirbį, istorinį, kultūrinį ir jį galiausiai gyvendinti. Kaip šita dalis ir procesas jums patiko, ar kėlė iššūkių? Man jisai kėlė išgąstį iš tikrųjų, nes aš visų pirma tai nesuprantu. Čia yra man naujas sritis visiškai, iki šiol nauja, aš ten nelabai žinau, kaip tai reikia daryti, bet čia va labai turiu padėkoti savo žmonai, Aurelijai, kuri tą iššūkį priėmė. Nes mano idėja buvo, turbūt ir mūsų šeimos idėja buvo, tai pastatyti bažnyčią, ją atiduoti bendruomeniai, atiduoti katalikams, atiduoti kunigams. Turbūt ir jie turėjo įrengti tą bažnyčią. Mes taip suprantam, nes galvom, yra va čia sena buvusi bažnyčia, tai jie tiesiog atsitems suolus, perkabins paveikslus, kryžių pastatys ir čia taip bus. Bet po to kažkaip tai iš tikrųjų, kai statėme ir po to ypatingai taip bendravome su vyskupija Kaišiadorių. Tai vyskupija Kaišiadorių iš tikrųjų tokie irgi išgąstį pareiškė, kad jis sako, tai jūs dabar pastatysite tą bažnyčią, ją numesite ir tipo, mums reikės įsirengti, mes neturim lėšų, bendruomenė aišku irgi neturi lėšų tą padaryti ir čia tas projektas praktiškai bus sužlugdytas, jie tokį išgąstį pareiškė, tai mums tada tai vėl mes priėmėm kaip iššūkį, kadangi jau pradėjome tą projektą daryti, tai negi dabar mes tokį ir paliksime ją tuščią. Ir iš tikrųjų dar tas buvo labai įdomus bendravimas, jau mano žmona labai, Aurelija, daugiau bendravo su kunigais, tai, nes jie įsivaizdavo, kad Lietuvoje, kadangi nėra tradicijų, arba jis buvo prieš 300 metų, bet labai senos ir pamirštos, būtent bažnyčios įrengimo tradicijas. Bet tada čia Aurelijai buvo toksai iššūkis, kad jinai norėjo tai padaryti lietuvių jėgomis. Nes tuo būdu iš tikrųjų ir daroma Lietuvos istorija. Tai mes dabar pakviečiame menininkus, kurie tai gali sukurti, jie sukuria ir jau tampa istorijos dalimi ir tampa specialistais. Ir jie galės toliau kurti naujus projektus ir naujas bažnyčias įrenginėti. Tuo būdu gimsta lyg tai tokia nauja meno šaka. Ir įprasminimas istorinis, kultūrinis, kurį vėlgi turbūt eigoje išsigryninot, kad ar ne, tai mecenatystė kaip tam tikras ar ne šaltinis, kuris vis dar leidžia kažkurioje vietoje prisidėti, nes vėlgi įdomu tas kelionės aspektas pradžioje, ar ne, nuo to pirmojo susitikimo idėjos gerame tonuse nuotaikoje, iki dar vis papildomų žingsnių, dabar žiūrint iš dabartinės perspektyvos, kokią tą satisfakciją vidinę jaučiat užbaigus tokį projektą? Tai vat, kaip jūs sakote, ta satisfakcija tai yra didžiulė dėl to, kad mes galvojame, kad mes tikrai esame vieni iš tų retų mecenatų, kurie tą projektą gyveniname iki galo. Nes kaip aš jau pradžioje pokalbį minėjau, Lietuvoje įprasta, kad įmonė tai dažniausiai yra pavadinimas, bet tai nėra jame žmonių. Ten aš paskaičiau istoriją ir VP marketas, ir Mažeikių nafta, kas jam pastatė, yra bažnyčias, bet kas apie jas žino, niekas, nes jie turbūt nepastatė, jie davė pinigų, šitos pinigus kažkas tai pastatė, yra gal net kunigo vardas, kuris tai gyvendino. Bet jie yra tik tai rėmėjai, jie nėra mecenatai. Prantate, o mes to didžiuojamės, kad mes tą projektą priėmėm kaip šeima ir kad mecenatystė tai yra, va, kaip buvo prieš Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai yra, kada žmonės supranta, kas yra kultūra, kas yra menas ir kada projektai įgyvendina nuo pradžios iki galo ir tokiu būdu gimsta tokie unikalūs pastatai. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Kai mes kalbam apie pačią mecenatystę, turim ir jūsų minėtus pavyzdžius, ar ne, apie tam tikrą prisidėjimą, bet kuris galbūt yra kažkuria prasme turi šiek tiek kitokią spalvą, bet va būtent tas
prisidėjimas ir projekto įgyvendinimas ir dargi vėlgi įtraukimas lietuvių ir pačios bendruomenės, ar ne, į patį projekto įgyvendinimą, ką tai duotų, sakykime, 50-100 metų istorijos perspektyvoje, kad labiau suprasti tą istorinę, kultūrinę prasme tokių projektų įgyvendinimą. Ir mes Lietuvoje iš tikrųjų turime labai daug kultūringų ir išsilavinusių žmonių. Bet turbūt čia vėl pradėsime nuo to, kad vis dėlto ta Lietuvos įstatyminė bazė leidžia ar tiesiog siūlo remti įmonės vardu. Ir kada tai yra tas projektas, kaip sakiau, jis tampa bevardžiu. Nėra čia žmonių. Bet jeigu būtų pakeista įstatyminė bazė ir žmonės kaip privatus asmenys galėtų remti, tai tokia atveju jie ir taptų mecenatais, nes jie tada suprastų, kaip svarbu jiems patiems tos projektus įgyvendinti. Ir aš galvoju, kad tai pakeistų iš esmės visą mecenatystės istoriją. Nes dabar lyg tai neapsimoka. Įmonė apsimoka, man neapsimoka, kodėl aš tai turiu daryti. Bet visą laiką čia truputėlį valstybė turėtų duoti tokią mažą paskatą. Kad klausykite, mes prisidedam, jūs tai padarykite. Nes aš galvoju, kad tikrai žmonės yra krūvas, kaip sakau, išsilavinimų, supratingų žmonių, kurie bet kurį kultūros projektą turbūt galėtų gal geriau padaryti negu kultūros ministerija. Prantate, reikia, kad žmonės tiesiog juos pastumti, kad jie suprastų, kad jie yra mecenatai ir kad mecenatais jie visi gali tapti. Tiesiog jiems reikia truputėlį lengvatų mokestinių ir tada jie taip pradės daryti ir aš galvoju, tada tikrai gims kita karta mecenatų ir bus universitetai visi remiami, ligoninės, meno projektai, nauji parodų rūmai ir bet kas iš tikrųjų Lietuvoje. Tai aš galvoju, kad tai gali pakeisti iš esmės viską. Nes čia turbūt ir paliečiam tą idėją, kad mes galim labai daug klausti paties apie satisfakciją, apie jausmą, bet turbūt reikia pajausti ir padaryti, sudalyvauti tame procese turbūt daug daugiau atsakymų negu tik tai gražus ar ne aprašymai ir ta pati tų pačių fizinių asmenų įtraukimas į mecenatystę tikrai gali būti reikšmingas poveikis, bet turbūt valstybės lygių galbūt to greitai galim dar ir neturėti, nes... Tai dabar yra kažkokia mokesčių reforma, aš neskaičiau, gal ten jau pakeis kažką. Dėja, ten nesimato, kryptis kol kas kita, bet reikia tikėtis, kad mes ten, sakykime, priaugsim prie to, bet dar galbūt grįžtant po šitos jūsų patirties, ar ne, galbūt susidėlioja tam tikra, nežinau, net metodologija įgyvendinant ateities projektus, atsirenkant, ar turit savyje kažkokią tai bendrus principus, kuriais remiantis vertinat pradėti tam tikrą mecenatystės veiklą ar ne, kur nukreipti energiją? Taip, tai pirmiausia, turbūt šitas mūsų Dubingių projektas iš tikrųjų tai parodė, kad mes galime gyventi didelius projektus, kad ir tai labai ilgai trunka, bet tai įmanoma padaryti, įmanoma susitarti su bendruomenė ir su kitomis pusėmis, kad tai labai yra sunku, bet labai įdomu tą iššūkį priimti. Tai labai paimti iš tikrųjų tada tą tokį dvasinį ryšį ir iš tikrųjų tą atgalinį ryšį iš bendruomenės, kurį tu gauni atgal, bet yra didžiulis pasitenkinimas. Kada, tai turbūt neįmanoma žodžiais apsakyti, kokią tu pajunti tą šilumą, tą dėkingumą iš aplinkos, iš žmonių. Ir tada tu supranti, kad tu nori kurti. Tai žinote, čia kaip toksai labai teigiamas emocijų, toksai narkotikas. Tai labai nuostabu. Tai yra labai geras jausmas ir tu vėl nori tai daryti vėl ir vėl. Ir kadangi čia viskas priklauso nuo to, aišku, nuo tavo padėties, bet jeigu turi projektą, kurie uždirba pinigus, verslo projektų, tai tada tu gali tai daryti ir kurti savo malonumą ir daryti bendruomenį, visuomenį. Ir tada čia yra toksai labai, labai, man atrodo, įdomus kelias ir siūlau tai visiems pabandyti, nes labai verta. Kalbant apie šitą vietą, kur mes filmuojame ar šitą savo pokalbį ir apie pačią idėją būtent Meko skersvėjo, ar ne, tokios vietos tikrai gražios atgaivinimas, įprasminimas Vilniaus mieste. Gal šiek tiek irgi pasidalinkit,
kaip kilo šita idėja ir galbūt jinai jau buvo, kaip pasakyti, prie skirtingos patirties, jau įgytos patirties ankstesniuose projektuose, kiek jinai buvo kitokia? Nu, turbūt viskas prasideda, kaip sakai, labai banaliai, kai ieškai tiesiog, mano svajonė buvo gyventi senamiestį, o ne kitoj pusėje Neries, kur šiuo metu gyvenam. Tai ieškai savo būsto ir atsiranda galimybė įsigyti tokį projektą, kur yra griuvėsiai kažkokie tai, su servitutu per vidurį ir jo niekas neperka, nes čia reikia viską griauti, bet čia žmonės turi vaikščioti, privataus būsto negali sukurti ir visi tame matė daug labai minusų. Bet mes, kai pažymė tą projektą ir pamatėme tame labai daug privalumų. Jeigu čia turi žmonės eiti ir privaloma palikti taką, tai jie tai reiškia taip. Kaip mano supratimu, kaip verslininkų, tai yra klientai, kurie eina pro šoną. Tai reikia tai išnaudoti. O aišku, mano šeimai, tai konkrečiai žmonai, Aurelijai, dukroms, tai buvo dar viena erdvė, kur jos galėtų sukurti kažką tai tokio unikalaus ir kokiu idėjom padaryti tokio bendruomeniško. Tai va galvoju, kad ta mūsų šeimos simbiozė, mano kaip verslininko, jų tokia labiau kaip menininkų, tai va ir pavyko sukurti šitą nuostabų skersvėjį, kuris irgi ilgas projektas, 7,5 metų. Ir negali pasakyti, kad tai paėmėjai sugalvoja ir gimė, turbūt neįmanoma, turbūt architektai negali nubražyti per kelis mėnesius, kai tas projektas atrodys ir reikia perdaryti. Bet mintyse, ta prasme, yra tavo eiga, visas mąstymas tai keičiasi daug kartų, iš pradžių nori daryti. Tik tai atrodo gyvenamą būstą ir išparduoti, po to supranti, kad čia nieko to nesukursi, parduosi, tiesiog ir viskas. Tai lengvi pinigai senamiestį turbūt tai daug tokių yra projektų, kur žmonės pastato, įrengia butus, išparduoda ir pamiršta. Sau pasilieka vieną butelį su gražiu vaizdu, lai 3 kryžių kalną ir atrodo, kad projektas baigtas. Tai yra gražu, bet tai nėra tęstinumo. Mūsų idėja vis dėlto buvo, kad sukurti tokį unikalų projektą, kuriame kaip tik, kad mes nieko neparduotume. Mūsų idėja buvo, kad viską išnuomoti ir tą projektą valdyti. Ir tokiu atveju mes galvom, kad galim sukurti kažkokią tai bendruomenišką ir tokią ir meninę vertę šito projekto. Ir todėl čia atsirado ir parduotuvėlės, atsirado restoranas, atsirado muziejus ir tai toksai atsirado butai. Tai suprantame, kad verslo požiūriu tai yra nerentabilu, tai čia 25 metai atsipirkimas, tai dar neaišku, čia toksai projektas, gal tai pavyks. Bet iš kitos pusės tai yra didžiulis pasitenkinimas, ką tu darai. Tai yra malonumas kurti, tai vėl yra kūryba ir kartu tai yra dalis tokios irgi mecenatystės, nes mes šiuo atveju tai remiame menininkus, ta prasme. Ir esame va šitoj galerijai, kuri yra kelių aukštų, tai mes, ta prasme, prisidedame tuo, kad nuoma yra simbolinė nuoma, kuri mokama, tuo pačiu čia rengiamos parodas, susitikimai. Ir visi nuomininkai tokie parinkti, kurie yra labai, labai bendruomeniški, kurie rengia susitikimus, kviečia žmonės degustacijom, bendrauja, daro vakarus, visokius tai muzikos, tai arbatų ragavimo, tai kvepalų pažinimo. Tai toksai tikslas sukurti čia mūsų yra tokia bendruomenė, kartu ir nuomininkų, ir kartu kviesti visuomenę kartu būti. Ir matome, kad projektas tikrai pavykęs, nes labai daug žmonių ir visi džiaugiasi, dėkoja, atsiliepimus rašo. Kada vyko NATO sutikimas, tai Makarono žmona turėjo laiko, tai su apsauga čia atėjo išgerti kavos, nežinau, kaip jinai čia sužinojo ir kas ją atvedė, bet tai nusileido, išgėrė kavos ir jos žodis, čia yra mažasis Paryžius. Va čia va šitam antram aukšte kitą kartą aš gyvensiu. Tai sako, čia būtas išnuomotas. Ne, aš čia gyvensiu, kai kitą kartą atvažiuosime į Vilnių. Fantastika, jo. Tai va rodo ypatingai, tai va kažkaip, tai aišku, čia gal tokie mūsų lietuviai iš tikrųjų, taip, jie džiaugiasi tuo, bet dažnai tai labai santūriai palyginus, bet užsieniečiai tai jie nebijo parodyti emociją. Parodyti jo, tai ir prancūzai čia, bet turim ir austrai buvo, ir vokiečiai, tai jie
čia visi kaip pradeda girti, tai čia jam atrodo kaip stebuklas. Labai, labai gražu ir turbūt ta kelionė ypatingai vėlgi inspiruoja, kad jūsų visa šeima įsitraukusiai prideda savo indėlį prie projektų ir išties jie turi tam tikrą savo šarmą, charizmą, neša už savęs tam tikrą emociją ir čia ir yra tas klausimas susimastančiam gal dabar žmogui apie mecenatystę. Ar yra patarimų, idėjų, ką pasiūlytumėt? Taip, tai tiesiog nustokite slėptis už įmonių pavadinimų, o imkitės asmeniškai projektų ir neprisidėkite prie projektų, kas yra įprasta, bet kas yra, aišku, labai gerai, mes visi prisidame čia prie paramos Ukrainai, ten ir daug tokių yra projektų, prie televizinių gražių projektų, bet tiesiog imkitės projektą, kurį asmeniškai kuruotumėte ir įgyventumėte nuo pradžios iki galo ir drąsiai skelbkite savo vardą. Tenais, nes tada būsite atsakingi, neturėsite kur pasislėpti už kitus ir tada padarysite žymiai geriau, negu galite tai padaryti kiti. Ir vienas turbūt mūsų rinkos požymis yra ta tokia galbūt kartais tylioji mecenatystė, ar ne? Daugelis nedrįsta papasakoti apie savo ir įgyvendintus projektus ir prie vėlgi iniciatyvų, prie kurių prisideda. Ar jaučiat, kad reikia didesnio pokyčio šitoje srityje, paskatinimo, padrasinimo, kad žmonės ir iniciatoriai daugiau dalintųsi savo mecenatystės pastangom? Kaip ir ta problema yra, kad slepiasi visi už įmonių pavadinimų, už tai niekas nepasakoja nieko. Nes tai įmonė, kad tu papasakosi, kad tai įmonė vos ne maža, bet ekonominė nauda yra to rėmimo. Tai mes kaip įmonė irgi daug metų varėmėm kino teatrą, kiną, ta prasme, kūrimo Lietuvoje, ten ir prie Černobylio prisidėjome ir dar ten prie visų filmų. Bet tai ką tu dabar pasakosi, nes įmonėje tai yra kartu rėmimas, bet tai yra ekonominė nauda. Bet tai nėra labai net girtis kažkaip tai išeina. Supratau, susiplaka dvi veiklos. Taip, reikia, bet čia mecenatystė yra tada veikla, kada tu iš asmeninių lėšų rėmi, ta prasme. Nes jis lipi už mokesčių šitų visų lengvatų. Ir kada kuri projektą nuo pradžios iki galo, tai tada tai yra mecenatystė ir tai tada tai yra visai kitoks jausmas ir aš galvoju, kad kitokia grąža. Aurelijau, mūsų laikas taip greit prabėgo, mūsų pokalbis išties, aš manau, paliks tam tikrą žinutę klausantiem, žiūrintiem šitą įrašą ir tikiu, kad energijos ir idėjų jums netrūks naujose iššūkiuose ir noriu padėkoti už šitą mums skirtą laiką. Ir didžiausios sėkmės ateities projektuose, jūs imatės tikrai nelengvų projektų, bet juos privedate iki pabaigos ir iki gražios emocijos. Tai kuo daugiau tokių projektų jums ateityje. Ačiū.